Ačiū Dievui už šitą sekmadienį iš tikrųjų. Už tai, kad atskiriam tą laiką šabui. Šabas yra nuo Dievo dovanų. Ir kalbėsim šiandien. Dieve, dėkoju tiesiog, kad duosi tą maistą, kokio šiandien reikia bendruomeniai. Nes kaip ir fizinis maistas, dvasinis maistas yra tam tikros sudėties ir nuo amžiaus priklauso. Jeigu namie yra kūdikių, mes gaminam vienokį maistą, jeigu yra vien suaugę, vėlgi kitokį. Todėl prašau Viešpatie, kad pamaitintum visus bendruomenės narius, visus, kurie šiandien atėjo, tikėdamiesi gauti, pasimaitinti. Ačiū tau, Jėzaus Kristaus vardu. Dėkoju tau, dėkoju už išmintį, už tavo atvertas ausis, akis, kad tas žodis iš tikrųjų, tas sėkla žodžio kristų į širdį ir sudygtų ir neateitų piktasis pavogtų ją ar kažkokios kitos aplinkybės nusteltų, bet kad tas kritęs žodis į kiekvieną situaciją jisai būtų kaip atsakymas, kaip tai, kas jums atneš daugiau laisvės. Jėzaus Kristaus vardu, tegu būna jo malonė štai vietoj. Tiek man kalbančiai, tiek jums klausantiems. Amen. Amen. Tema šiandien mūsų bus, kas slepiasi po Lietkalnio viršūnę. Ir tu Vaidutį uždėk tą vieną paveikslėlį bus šiandien su iliustracijomis, ko niekad nedariau, pabandysim iliustruoti. Visas piešinys. Ir ten gal sumažintas, jis gali būti, ar čia viskas taip ir matysis. Ar čia nėra pasididinęs. O viršui Vaidutį. Gerai, čia maždaug aišku, kad čia yra Lietkalnis. Taip. Lietkalnio įvaizdis čia yra tam, kad mes kalbėsim apie tai, kas tas Lietkalnis. Lietkalnis tai tarsi mūsų gyvenimo įvaizdis, ta mūsų matoma gyvenimo dalis ir ta, kuri nesimato. Visi žinom, kad Lietkalniai, kada jie yra vandenyne, tam tikra Lietkalnio dalis, tai yra apie 10% yra matoma, o visa kita dalis, 90% yra nematoma. Ir kodėl pasirinkau šią temą? Ta tema šiandien prasideda nuo Lietkalnio, bet jin plėtosis į mūsų tą vidinį gyvenimą. Bandysiu parodyti, kaip mes galim gyventi tik išorinį gyvenimą ir galim turėti vidinį gyvenimą. Nes iš tikrųjų jūs visi dar esat, su Viešpačiu einat dar ne tokias didelės distancijas ir tai yra jo malonė. Galbūt šita informacija jums pasitarnaus tuo, kad jūs išvengsit tų bėdų ir tų klaidų, kurios ištinka ne vieną ilgai su Viešpačiu einantį krikščionį, Dievo vaiką ir priverčia nusivilti Dievu, bendruomenę, vienas kitu, savimi. Todėl šita tema aktuali yra visų amžių ir brandos krikščionims. Bet kadangi čia iš jūsų daug yra ne taip jau seniai atsivertusių, todėl vėlgi sakau, kad ta tema pasitarnaus tam, kad jūs išvengtume tam tikrų klaidų ir subudėtume ten, kur reikia subudėti. Nes čia dabar remsiuosi tokia ir statistikos bus daug, ir visokių palyginimų, ir informacijos, tai nusiteikit, maistas toks bus, truputėlį gal kietesnis negu pagal amžių, bet kadangi iš tikrųjų pas jūs vyksta ir Living Free kursai, aš žinau, kad Viešpats kloja rimtą pamatą jūsų gyvenime. Ir kai jau turit tą pamatą, turit backgroundą, kaip sako angliškai, tada jums lengviau suvokti, apie ką čia bus kalbama. Tyrimai rodo, kad pastaruoju metu ir taip nemažas paliekančių bažnyčią skaičius didėja. Yra 3 kategorijos žmonių, kurie palieka bažnyčią. Ir pradėsiu nuo pirmos. Yra pirma kategorija, kuri nuoširdžiai sekė Jėzų, tačiau nemažiau negu kiti patyrė sunkumų su sutuoktiniais, išgyvendami skyrybas, draugaudami, auklėdami vaikus, būdami viengungiai, taip pat dėl seksualumo priklausomybių. Jie jautėsi nesaugus
siekė susilaukti palankumo, patyrė nesėkmes, jautėsi prislėgti darbe, bažnyčioje, namuose. Ir šie žmonės pamatė, kad bažnyčioje vyrauja tokie patys konfliktai, kaip ir už jos ribų. Ir kas nutiko bažnyčiai. Ir tai jos, tarkim, praregėjimas, neradimas atsakymų, tarkim, į klausimus, į problemas, privertė pasirinkti atsitraukti. Tai yra pirma kategorija. Kiti, su visais tais pačiais klausimais, tačiau jie tebelanko toliau bažnyčią, tačiau tampa vidumi pasyvus. Išoriškai mes dar čia, tačiau jau vidus nebeatsako. Viduj atvėsimas, netgi gal atšalimas, pavadinkim. Po daugelį metų trukusio nusivylimo supratę, kad tikinčiojo gyvenimo vaizdavimas vien balta ir juoda spalvomis netitinka jų gyvenimo tikrovę, jie paliko bažnyčią bent jau viduje. Dėl savo vaikų arba galbūt neturėdami kito pasirinkimo, jie lankosi bažnyčioje, tačiau išlieka pasyvūs. Tas žodis pasyvūs. Tokie žmonės negali tiksliai vardinti problemos, kas yra, bet žino, kad kažkas iš esmės negerai, kažko trūksta. Sielos gelmėse kankina jos nerimas, tačiau jie nežino, ką reikėtų daryti. Ir trečioji grupė, dėja visiškai išsižadėję ir bendruomenės, ir tikėjimo apskritai. Jie pavargę kapstyti savo dvasiniai kelionėje. Jie taip pat pavargę nuo aplink esančių krikščionių, kurie nors pažįsta kabutėse Dievą ir uoliai tarnauja bažnyčioje, bet yra pikti, užsispyrę, nekeičiantis nuomonės, įžeidus, išdidus ir per daug įnikę į darbus, kad mylėtų Jėzų, kurį išpažįsta, tiki. Todėl šiems žmonėms atrodo, kad būti krikščionimis per sunku. Jie renkasi sekmadienį rytais smagiau sėdėti kavinėje ir skaityti laikraštį. Štai 3 apibūdinimai. Galbūt kalbu į priekį, šiandien galbūt jūs tų nesprendžia dalykų. Autorius šito vadovėlio, pavadinčiau netgi ne knygos, dalinasi savo asmeninę patirtimi. 17 metų tikėjimo patirtis atvedė į tą tašką, nuo ko dabar atsispiriame. Ir tai buvo rimtas perspėjimas bažnyčios vyresniajam pastoriui, tokios buvo jo pareigos, kad taip judėti toliau negalima. Žmonės palieka bendruomenę, pačio viduj sumaištis reiškia kažkas negerai. Ir Dievas per kitų patirtis mus moko, sako, išmintingas žmogus mokosi iš kito patirties, vadink klaidų. Todėl atsakymų ieškojimas, aišku, privedė prie atsakymų ieškojimo, kas yra Dieve. Kas ne taip? Tarsi visos disciplinos, kokios yra žinomos, praktikuojamos, o disciplinų mes praktikuojam daug, galėčiau išvardinti visas disciplinas, kurias mes kaip tikintis seniau ar anksčiau atsivertę, bet tikrai drįstu teikti ir už jūs kalbėti, kad praktikuojam. Tai yra, ką šiandien darėm, šlovinimas, aukojimas, kartu susirinkus ir atskirai, bendravimas mažose grupelėse, ląstelėse, mes jas turim ir ten turėjo, toj bažnyčiai aukojimas, ką tik darėm, pinigus aukojom, dešimtines aukojimus, Biblijos tyrinėjimas, krikščioniškų knygų skaitimas, pasninkaujam, taip, daugiau mažiau, bet vis tiek tai yra žinomi dalykai. Švento rašto eilučių mokymasis atmintinai, dienoraštį galbūt rašom, užtarimo maldą tikrai visi praktikuojam. Ir tai yra labai gerai, tai yra dvasinės disciplinos, kurios buvo taikomos ir minėto atveju ir kurias mes esam kaip mokiniai mokomi jas taikyti. Ir mes visi jas taikome. Ir taigi, kas čia vyksta, kodėl tas ledkalnis čia vis dar ant ekrano? O statistika vėlgi yra tokia, kad tie 10%, kaip sakiau, atspindi tos mūsų pokyčius, kuriuos gali pamatyti kiti. Kai tikim Kristų, visi mes tampame malonesni, taip, labiau gerbiami žmonės,
lankome bažnyčią, reguliariai dalyvaujame jos veikloje, kažkiek susitvarkome savo gyvenimą. Tokie va išoriniai, matome, nustojame, tarkim, gerti, vartoti narkotikus, kas kur buvo įklimpę. Keiktis, laužyti įstatymus, pradedame melstis ir kitiems pasakoti apie Kristų. Čia tai yra matoma dalis, tikrai matoma. Jinai tikrai yra, mes būtume melagiai, jeigu sakytume, kad nėra, tada iš viso atsivertimo nėra. Bet atsiverti ir pažinę gyvąjį Dievą, atsiliepę jo kvietimą, mes atsikratom daugelis tų ydų. Anksčiau ar vėliau mes prieinam tokį tašką, kad mes sakom, jau nebenoriu su tuo gyventi. Ir tai tampa matoma iš tikrųjų. To paneigti niekas negali, sako, o tu kažkaip pasikeitei. Ir tai yra pirmas žingsnis į krikščionybę. Tvarkytis tais dalykais, nes jie yra tikrai matomi ir jie mums kliudo gyventi naują gyvenimą, į kurį Kristus pašaukė mus gyventi. Tačiau, kai yra žodis tačiau, visada yra daug, kas eina po tačiau arba žodis bet. Tačiau mūsų gelmės išlieka nepakitusios ir nepaveiktos. Jos ne visada išlieka, jos išlieka daugeliu atveju. Po to kalbėsime apie jei. Iš ko mes galim spėti, kad gelmės dar nėra pakeistos? Tarkim, nejaučiu to džiaugsmo ir pasitenkinimo Kristuje, kurį žada šventasis raštas. Gi žada žodis, mes skaitom žodį, kad mums priklauso džiaugsmas, mums priklauso, mes kalbam džiaugsmo aliejus ir esu nelaimingas, kai vienas, kai kiti mato, galiu būti laimingas, bet viskas eina apie tą tikrąjį savęs matymą, apie tikrąją būklę, nusivylęs, pervargęs, suirzęs. Raštasgi moko, kad mano jungas švelnus, o mes jaučiamės, kaip vilktume kažkokią naštą, kurios tikrai Dievas neuždėjo, bet jaučiamės, kad našta uždėta. Ir čia toks nukrypimas lyrinis, kad senovės Palestinoje, manau, verta išgirsti, medinius jungus gamindavo rankomis, jie būdavo tobulai pritaikyti jaučių sprandui ir pečiams, kad apsaugotų jos nutrinimui ar įbrėžimui, tobulai padaryta. Todėl Jėzaus pažadą apie švelnų ir lengvą jungą galima būtų pakeisti į tokį pasakymą. Sukūriau tobulai jums tinkantį jungą, tau tinkantį jungą. Ne tokį, kuris ten su mozoliu sutrins ir puslės ant nugaros, bet tobulai mums tinkantį jungą. Patikėk manimi, jis švelnus ir lengvas. Čia taip turėtų būti, bet jeigu mes taip nesijaučiam, mes kalbam dabar apie šitą povandeninę, nematomą ledkalnio dalį, savo vidinę žmogaus, tikinčio žmogaus dalį. Kaip ir sakiau, piktas, pilnas kartėlio, prislėgtas. Ir galiausiai yra pasirinkimas, reiškia arba pripažinti tą tiesą, kad milžiniškos mano gyvenimo sritis yra nepaliestos Dievo, arba ignoruojant žygiuoti toliau, bet kur prieisim, manau, liepto gal. Kodėl šiandien prieisim tą, ką skaičiau pačioj pradžioj, ką sakiau, prieisim arba išeisim iš bendruomenės, arba toliau pasirinksim gyventi pasyvų vidinį gyvenimą. O Dievas tikrai mus nepašaukė tai. Čia tik tokia pradžia liūdna, po to pralinksmėsim, pažadu. Ir dabar jau galima uždėti Vaidutę antrą schemutę. Piešinuką, va šitą. Dievas mūsų kūrė pagal savo atvaizdą, skaitome pradžios knygoje, pirmam skyriui, 27 eilutė. Pagal jo atvaizdą sukurti. Šitą schemą pataisys tuoj, parodysim visą, bet aš jau galiu vis tiek pasakoti. Mes matome, kad kaip asmenybė mes esame sudaryti tarsi iš atskirų sričių. Visi žinom, kad turim savo fizinę sritį, mūsų asmenybė turi dvasinę, emocinę, intelektualinę ir socialinę. Ir šiuo atveju mes kalbam apie emocijas.
daugiausiai skirsim dėmesio emociniai tai savo daliai. Reiškia, jeigu esam sukurti pagal Dievo atvaizdą ir nepaisom nors vienos, ačiū Vaidu, jau puikiai, ir nepaisom, jeigu nors vienos iš šių sričių, tai atsiliepia mūsų santykiams su Dievu ir su savim. Ir, pavyzdžiui, kai mes matom neįgalų fiziškai žmogų, mes iš karto galim pasakyti, kad jam kažkas negerai, jis turi negalę fizinę. Taip yra paprasčiau, tačiau pamatyti emocinę negalę yra daug sudėtingiau. Protinę negalę lengviau atpažinti, jeigu mes matom žmogų su Dauno sindromu. Nėra sunku suvokti, tai iš karto matosi arba autistą vaiką, kuris ten sėdi nuošaliai. Tačiau, kad aptikti šitą negalę, mums reikia kartais pabūti ilgiau pačiam su savim ir turėti draugų, turėti žmonių artimų, kurie mato iš šono, kad kažkas su mumis ne taip. Mes patys, kaip sakiau, jaučiam. Tačiau, kai tu ilgesnį laiką būni su žmogum, kuris yra emociškai sužalotas, sakykime, tai tu gali tai jausti. Kas tai patyrė, žinot apie ką. Arba vadink, net tiek sužalotas, tai gali būti ir emociškai neišsivystęs. Dvasiškai mes galim augti ir tobulėti, tačiau atsisakydami, ignoruodami savo praeities žaizdas, tai, ką patyrėm vaikystėj, jaunystėj, augdami tėvelių šeimoje, kultūriniai tam tikroje aplinkoje, tai gali būti mūsų žaloja. Ir kada mes atgimstam į Dievo karalystę, tarkim, mes tampam naujos šeimos nariai, Dievo šeimos nariai, tačiau mūsų fizinė šeima toliau lieka. Ten suformuoti tas mąstymo būdas, įpročiai jie lieka. Ir jeigu mes galvojam, kad viskas čia tvarkoja, aš esu automatiškai perkeltas į Dievo šeimą ir tie visi dalykai man niekaip neturi įtakos. Mes po to pereisim, detaliau kalbėsim apie tai, apie 10 emociškai nebrandaus žmogaus tikinčiojo požymių. Ir reiškia, mes neapmaisom to savo emocinės prigimties. Mes galvojam ir čia mus prigauna. Mes toliau gyvenam tą krikščionišką gyvenimą, nuoširdžiai sekam Dievu, bet kažkas mums išakoja, kažkas atsitinka situacija ir mes nežinom, kas vyksta. Arba Dievo meilė negali mūsų širdies paliesti, nes jin sužalota ir netverta. Arba mes vienas su kitu nuolatos susiduriam, žmonės mūsų ten ir žaidžia ir mes ieškom to atsakymų, negalim surasti. Todėl mes žinom iš Biblijos, kad Dievas sukūrė mums gražų gyvenimą ir jis tikrai yra gražus. Mes teoriškai tai žinom, bet kaip tą rūbą užsivilkti, kartais sunkiai sekasi. Ir laiške Galatams 5 skyriui 22-23 eilutėj yra Pauliaus nurodymai, koks mums gyvenimas yra skirtas, kokie tie dvasios vaisius. Reiškia, gyvenant su Dievu turi augti dvasios vaisius. Ir tai būtų meilė, atsidavimas kitiems, džiaugsmas, gyvenimo džiugesys, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas. Visi tie dvasios vaisiai išvardinti ir jie mums yra žinomi. Malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Nes tai yra jo pažadas, kad jeigu gyvensim taip, kaip jis skyrėm, tai mūsų gyvenimas bus gražus. Ir staiga mes aptinkam, kad kažkas, jeigu ne visi, tai bent didžioji dalis iš tų vaisių neauga kažkaip ant to mūsų krūmo. Niekaip jų neužauginam. Ir kas yra čia? Kodėl taip yra? Todėl dabar, manau, pats laikas pereiti prie trečiojo. Tai yra, kaip matom, šitam piešiny pavaizduoti du apskritimai. Pirmas apskritimas atspindi mūsų veiklą, o kitas kontempliacija, pavadintas tas žodis, reiškia gyvenimą su Dievu. Ir čia toliau vingiuoja kreiva rodiklė tavo gyvenimas.
Aš čia turiu daugiau prisirašęs, toj pažiūrėsim, ką aš čia užsirašęs. Reiškia, visi mes gyvenam, derinam visada veiklą su buvimu su Dievu. Ir jeigu čia yra pavaizduota, kada mūsų veikla, tai, ką mes darom netgi dėl Dievo, žymiai stipriai pranoksta mūsų asmeninį bendravimą, buvimą Dievo akivaizdoj, vadinkim. Ir tai rodo disbalansą, kaip mūsų gyvenimo disbalansą. Mūsų gyvenimas yra išbalansuotas. Mes daug dirbdami, bet neleisdami pakankamai laiko su Dievu, esam, kaip ir minėjau, pikti, nuo to pavargę, nuo savo darbų, nuo veiklos ir neradę atgaivos pas Dievą. Lekiam tokiu tempu, kad Dievas jau nebespėjo mūsų pasivyti. Ir dabar kitas piešinėlis, paskutinis būtų į šitą įžangą. Yra tai, kaip turėtų būti. Tai, kaip turėtų būti. Pusiausvyra. Abudu apskritimai vienodi. Dirbam, bet ir leidžiam laiką su Dievu. Ir dar kitaip tai būtų galima pasakyti taip, kad veikla atspindi mūsų Mortos prigimtį, o buvimas su Dievu, kontempliacija atspindi mūsų Marijos prigimtį. Mes žinom tą istoriją apie Mortą ir Mariją, kaip atėjo Jėzus ir Marija sėdėjo prie jo kojų, o Morta puolė patarnauti. Ir mes žinom, kokia buvo pikta Morta, kada jin priekaištavo Marijai. Jėzui netgi sakyk Viešpatie, kad jinai eitų dirbti, jinai man nepadeda. Tai yra natūralu, kada tu persidirbi, tu esi piktas, tau pikta ant tų, kurie... Jis nieko neveikia, jinai tą patį pasakė, nieko neveikia. Tačiau atėjo pats Viešpats ir jam pirmiausiai, jin pasirinko, sako, geriausią dalį. Jėzaus atsakymas buvo toks. Jiem pasirinko geriausią dalį. To vaisius, kaip matote, esi rodiklė, subalansuotas gyvenimas. Gyvenimas, į kurį mus Dievas pašaukė. Savo jėgom važiuodami mes prarandam šitą balansą. Jėgas gyventi tokį gyvenimą gaunam pabuvę su Dievu. Ir dabar kitas klausimas. Taigi mes būnam su Dievu. Apie ką iš viso čia kalbam dabar? Mes visi būnam su Dievu. Jis visą laiką mus stebi. Tai yra ne tas pats. Atskirti laiką Dievui ir būti jo akivaizdoje ir žinot, kad jis yra visur ir visur esantis ir čia dabar esantis ir kad aš miegu esantis, tai yra skirtingi dalykai. Mes galim, mes turim ateiti atskirtą laiką. Ir kiek kartų Dovydas dienoj ateidavo pas Viešpatį, aš tai galvoju, karalius 7 kartus dienoj ateidavo pas Viešpatį. Čia yra tie trumpieji periodai, kada jis dienos eigoje rasdavo leisti laiką su Dievu. Po to Danielius 3 kartus dienoje melsdavosi. Jėzus, puikiai žinom, ką darydavo, atsiskirdavo, atsitraukdavo. Ir jis tiesiog pagal žydų papročius, nes jis gyveno įstatymo laikė, mes žinom, kaip šiandien musulmonai daro, jie meta viską, tuos kilimėlius klojas ir eina pas Dievą. Nežinau, kiek tai yra tikra, kiek tai yra iš tikrųjų tas ateimas, va taip, kada... Bet tai jau yra geras įprotis, mums šiandien kaip krikščionį mes tik pasišaipom, mes ir be to galim, mes apsigaunam, mes galvojam, galim, mums atrodo dar juokinga, fun, bet mums reikia irgi įsiugdyti šitą įprotį. Aš kalbėjau su viena sesė neseniai ir man patiko, čia bus angliškai, tai dabar nežinau, Gitana, kai verti, reikės versti lietuvių. Ne, mes kalbėjom apie žodį įprotis, habit. Ir čia ne jos tikriausiai prieškimas, jin irgi kažkur galvojo, sako, kaip tu žiūrėk, sako, jeigu numesi pirmą raidę nuo žodžio habit, H tą pirmąją, ebit, du žodžiai, ebit, numetam A, bit, numetam B, it,
numetam A į pirmąją raidę, lieka T. T yra kaip kryžius. Ir va, mūsų įpročio pakeitimo schema visa. Po truputį per kryžių. Ten, kur negalim, prašom vėlgi to paties Dievo. Savo labai. Įpročiai yra nieko nedaryti, gali įprotis būti daryti pradėti. Ir nieko mes iškart nepakeisim, jeigu mes nepratę ateiti pas Dievą ne kartų dienoj, mes neiššoksime tai, kad ateit kaip Dovydas 7 kartus savo dienotvarkiai, tokiu tempu, kokiu šiandien gyveno. Bet aš nemanau, kad Dovydas gyveno, mažiau turėjo rūpesčių. Ir toliau, ką aš noriu tiesiog galbūt, labai man patiko, pereinant prie to gyvenimo tempo ir kaip mums iš jo ištrūkti, pūgos įvaizdis. Mes gyvenam šiandien tarsi pūgoj, tas mūsų gyvenimas audroje, jau žinom palyginimą, Jėzus sako mūsų gyvenimo audrose, jis mūsų valtį, bet ir tas pūgos įvaizdis, kada siautėje yra toks regionas, reiškia, čia apie Kanadą, man atrodo, jav vidurio vakarų ūkininkai, reiškia, ten siautėje tokios pūgos, kad tu žūti gali. Ir sako, jie ruošdavosi pūgoms, nutiesdami virvę nuo užpakalinių savo namų durų iki daržinės, kad galėtų saugiai pareiti namo. Pūgos kildavo staiga, būdavo nuožmios ir labai pavojingos. Kai jos įsisiautėdavo, ūkininkas nematydavo savo ištiesios rankos. Per pūgas mirtinai sušaldavo daug žmonių, nieko nematydami jie pasiklysdavo. Žmonės klaidžiodavo ratais, kartais paklysdavo savo pačių kiemuose. Paleidus iš rankų virvę būdavo neįmanoma rasti kelio. Kai kurie sušaldavo už kelių pėdų nuo savo namų durų, nežinodami, kaip arti saugios vietos buvo. Ir sako, iki šiol kai kuriuose Kanados vietose ir didžiosiuose lygumose yra patartina, kad jei nenori paklysti akinančio sniego pūgoje, išeinant į lauką, pririšti vieną virvės galą prie savo namų ir tvirtai laikytis už kito, be virvės neit namo. Kas mūsų virvė šiandien? Jėzus visą laikę laiko įsikibęs, vienas galas prie Jėzaus, bet ar mes tą kitą galą pasitveriam? O kaip jį pasitversi? O kaip jį nusitversi? Reikia ateiti, pasiimti. Šiandien gyvenimas tikrai labai panašus į pūgą. Siautė daug pūgų mūsų gyvenime. Ir kartais per tas pūgas jau nebematom kelią. Nebežinom, klaidžiam ratais apie problemas, apie situacijas, einam tokiais varatais ir vėl, apeinam kalną ir vėl čia pat, apeinam kalną ir vėl čia pat. Todėl, kad virvę pametėm. Todėl, kad nebėra į ką įsikibti. Todėl, kad išdidumas galbūt neleidžia prisipažinti, kad vienas nebegaliu ir neteisiu, jeigu tu Juozau nepadėsi. Yra daug dalykų. Aš galvoju, jie net nesvarstė tokio klausimo, ar mums reikia virvės, ar nereikia. Kada fizinė pūga siautė, tu nori nepražūti, pasiimi tą virvę. Bet dvasinė pūga, kadangi tai nėra toks matomas reiškinys, mums reikia tai tą paralelę, vadintų kaip nori, bet iš tikrųjų, tai yra rimta. Ir kada tu suvoki per visokius išbandymus, kai jau tikrai sakai, Dieve, ir vėl papuoliau, Dieve, padėk, dabar vėl papuoliau. Taip ir išmokstam, tą supratimą įgaunam. Ir kodėl, tarkim, mums taip sunku tą priimti supratimą, kad mums reikia tų atokvėpio valandų. Įdomu būtų iš vis pažiūrėti, kas tai yra šabas. Pats žodis šabas reiškia, išvertus iš originalo kalbos, reiškia sustoti, hebrajų kalba sustoti. Įdomus, ne, kaip žodis, šabas, tai, lyg ir žinom, ką tai reiškia. Tai laisvadienis, su ko čia skiriasi tada nuo laisvadienį. Juk ir daugelis žmonių sako, va, išeiginės dabar turėsiu laiko pailsėti, bet, nepailsi. Ten dar didesnė dienotvarkė, visas sąrašas jau laukia, ką reikia nuveikti per tas išeiginės. Ir vietoj poilsio gaunasi dar didesnis nuovargis. Laisvadienis, bet šabas yra ne tam. Šabas yra tiksliai suplanuota Viešpaties mums atgaivos laikas. Sustoti.
reiškia pripažinti, kad esam riboti, kad Dievas, o ne mes valdom pasaulį. Nustot kontroliuoti ir pasitikėti. Pasitikėti, kad, reiškia, Jisai valdo tas mūsų situacijas, kai Jisai ten viską sutvarkys, kad mes nieko neprarasim. Čia dabar kalbu apie 24 valandų šabą. Mes dabar atskiriam tą laiką. Ar mes ką nors prarasim dėl to? Nieko. Nieko. Čia atrodo viskas taip aišku. Bet dar keletas faktų. Labai tiktų ta istorija, va dar viena istorija paskaityti apie 132. Kur man čia yra? Komunistų kelionė. 132. Na, turbūt neteisingai užsirašiau puslapius. Kodėl, tada gerai, kita istorija. Apie tai, kodėl žydai, kodėl apskritai, reiškia, buvo taip sunku patiems žydams, tarkim, suvokti tą šabo svarbą įstatymo metu. 400 metų vergystės Egipte davė šitą sampratą gyventi pagal vien darbo ritmą. Darbas, 7 dienas darbas, jokių pertraukų, vergo, sakykime, gyvenimas. Ir kada jie jau išėjo iš vergystės, reikėjo dar ilgo laiko, kad tas mentalitetas vergo pasikeistų. Mes irgi iš savo Egiptų išeinam. Mes įpratę dirbti, šiandien yra toks net terminas, darboholikas. Ta pati priklausomybė, vadink taip. Ir iš tikrųjų čia reikia padirbėti, kad tu sustotum. Aš kalbu apie tuos žmonės, kurie turi tą įdą priklausomybę nuo darbo. Ir kada žydai, reiškia, jie niekada nematė ir nepatyrė darbo ir poilsio ritmo. Jie neturėjo nei leidimo, nei pasirinkimo tai daryti. Mesgi turim pasirinkimą šiandien. Gyventi reiškia atlikti užduotis vienai dienai susiliejant su kita. Ačiū, Vaidė. Susiliejant su kita. Ir kai Dievas pašaukė Izraelį iš Egipto, Jis patvirtino, kad jie šventi žmonės, sukurti pagal jo paveikslą. Jis parodė jiems, kaip gyventi Dievo duotą, pagal Dievo duotą prigimtį. Iš tiesų Dievas teigia, iš pradžių tau gali atrodyti keista, tačiau sukūriau jūs taip gyventi, kaip žuvis sukurtos gyventi vandenyje. Jeigu Dievas pats po visų darbų ilsėjus ir netgi kiekvieną dieną, kai jis atlikdavo darbas ir pasigėrėdavo jo, reiškia, sustodavo, buvo tą atokvėpio minutę, pasidžiaugti savo darbu. Mes dažną kartą net nebepasidžiaugiam, darom ir galvom, dabar dar vieną reikalą padarysiu, va tada Dieve pas tave ateisiu. Dar vieną reikalą padarysiu, o dabar tikrai ateisiu ir praeina diena ir reikalai nesibaigia. Argi ne taip? Mezginys visas mezgas, reikalų mezginys. Ir tada jau išsekė, jau nebėra nei noro, nei laiko. Iš vis noro nebėra pas Dievą ateiti, nes ne nuo to galo. Aš irgi mokausi, patikėkit, čia nėra vienių. Kad viską mesti ir sustoti, viską, va dabar vidurytų, in the midst of visų šitų dienotvarkių, darbotvarkių, planų, va taip, čiukšt, viską pasidėti iš šoną ir ateiti ramiai. Turi dar kelias minutės prikalti save prie kad nurimtum iš esmės, kad kažkas ten nusėstų, kad tai jau tas mintis tas apribot, kurios eina apie reikalus. Ir čia nėra lengva, čia yra kova. Čia yra kova. Ir kaip įdomu, kad kada Dievas davė 10 Dievo įsakymų, ilgiausias iš jų 4. Norit paskaitysiu, visi kiti ten po sakinį. O 4. Atmink ir švęsk šabo dieną. 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7 diena yra viešpaties, tavo Dievo, šabatas. Nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenantis tavo gyvenvietėse. Juk per 6 dienas viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juose, bet 7 dieną ilsėjosi. Todėl viešpats 7 dieną palaimino ir pašventino. Amen.
Visi kiti po vieną sakinį, po vieną. Tai nėra pirmas įsakymas, bet jis išplėstas. Matyt, kaip ir sakiau, ta vergystės dvasia reikėjo labai ir žiūrėkit griežtai, nesilaikė šabo, netgi Jėzus vėlgi, kai atėjo, jisai parodė, gydydamas ligonius, čia jau kita, va dabar yra dar detalė, šabo dieną, kad mes galim pasirinkti dieną. Jis nenubraukė šabo. Jis parodė, kad mes galim rinktis, bet mums būtinas tas ritmas toks darbo, poilsio. Aš labai gražiai išsirašiau tą visą amplitudę, bet nenupiešiau ten į tą schemą parodyti jums. Bet veikti, nustoti veikus. Taip kaip į kalną lipi, veiki, čiūk žemyn. Kai lipi reikia pastangų, kai jau nustoti, reikia leisti Dievui. Ir nuslūksta viskas. Kas čia? Mėginti. Ką nors mėginam daryti. Mėginam, taip užsimėginam, kad paskui pabaigti neina niekaip. Žinot, kad azartas pagauna. Ir jau nuo ryto pradėjęs, gali dar vakare vis mėginime būti kažkokiam išbandymė. Gerai, jeigu paro, jeigu mėnesį, kaip Edisonas, kiek ten lemputė kartų, kol užsidegė 900 ar kažkiek tie. Žodžiu, gerai viskas yra, jeigu Dievas už to stovi, jis duos ir jeigu, bet vis tiek mėginimas turi pasibaigti, liautis mėginus, vėl čiūdžiamin. Stengtis iš visų jėgų, kartais tikrai yra darbų, kur reikia labai pasistengti. Ir tada ateina vis tiek laikas nustoti, stengtis, leistis, nešamam. Ypač Dievo darbe. Kad ir pamokslų pasiruošti reikalauja pastangų, ką jūs manot. Patiekalą paruošti virtuvėje reikia pastangų valgyti. Nors aš nesu iš tų, kur man pagal tikslų receptą, aš visur priimprovizuoju. Nežinau, kaip jūs, gal paprasčiau, kai tiksliai pagal receptą. Aš ir pamokslą vieną pasirašau, paskui viskas kitaip gaunas. Kaip paprasta, kai viską paskaityčiau, ką susirašiau sąsiuvinį. Tai va. Tai leistis nešama. Dieve, leidžios dabar nešama. Nes jeigu dar čia įsitempti, būtų sudėtinga. Ir kad nenukryptume visai, buvo pirma tik šabo dalis sustoti. Toliau eina ilsėtis. Ir mes jau priėjom natūraliai. Paskutinis. Ilsėtis. Nuo savo darbų ir visokios veiklos. Šiandien mes tą ir darom. Pamokslininkas dirba, o visi kiti ne. Dievas irgi ką? Ir šlovintojai. Taip, visas tarpas, žodžiu. Bet mums kita šabo diena turi būti. Aš per tai suvokiau, kad jeigu ruošiuos tarnavimą, nerimtai, čia juokinga, bet turi turėti kitą išeiginę, nes tai yra darbas. Jis kaip pastorius apie save kalba, sako, aš to nesupratau. Čia kaip ir šabas, bet ne šabas. Iš viso. Kažkaip nesu girdėjus, tai buvo pirmas toks atradimas, kad šabas, kas keletą metų, iš vis turėtų būti kaip ir 7 metus praėjus, pavyzdžiui, Izraelyje, kas 7 metai žemėje buvo duodamas poilsis metų laiko. Net atsimenu, kada pas tėvų augau, man atrodo, palikdavo dirbonuoti tam tikrus laukus, nesėdavo juos kasmet. Tai reiškia, ilgesnis šabas turi irgi būti, ne tas. Jis liudija apie savo šabą autorius, aš taip nepaminėjau, kad čia yra, naudojasi vadovėlio emociškai brandus dvasingumas, autorius yra Peteris Skazero, italų kilmės amerikietis. Ir reiškia, tos dirbos, tos mūsų gyvenimai, sakykime, turi turėti poilsį. Kasdien mes sustojam trumpiem poilsiams, pradėdami nuo vieno, eidami link keleto kartų. Kas savaitę, po 6 dienų mes 7 ilsimės ir tai, kaip sakiau, Jėzus parodė, kad tai nebūtinai turi būti sekmadienis. Jeigu tu negali sekmadienį, tu dirbi, tarnauji, tai turi būti kita diena, bet jin turi būti. Jin turi būti. Ir kas keli metai, jisai kalba apie savo atvejį, netgi 3-4 mėnesių šabas. Ir kaip jo žmona ten juokauja, sako, aš pažįstu kelis Piterius, jie vis keisdavosi kas 7 metus. Ir bažnyčia sako, toks jausmas, kad keli pastoriai periodais, nors tas pats žmogus, bet šabai mus pakeičia iš esmės. Susitikimas su Dievu visada mus pakeičia.
Veidrodį net pasižiūrėjus kitaip veidas atrodo. Kaip pailsi, iš tikrųjų. Iš tikrųjų. Tai va, kitas šabo etapas yra džiaugtis. Tik sulėtinę tempą tampame įgalūs džiaugtis tuo, kas mums duota. Ir kur yra daugiau, aš norėčiau prie šito daugiau pakalbėti, nes tai yra ten keletas tokių įdomių faktų, kuriuos nesirašiau, tik tai pasižymėjau. Taip, sustok ilsėkis, dabartis ilsėkis esam. Tas poilsis, ar ne? Apkalbėjom dabar apie džiaugsmą. Sulėtinam tempą ir mėgaujamės maistu, uostome, skanaujame jį. Kasdien galim to neturėti. Nu, argi ne taip, žiūrėkit, valgom, važiuodami, dirbdami kažką. Nu, bėgdami pro duris, bet šabo dieną mes galim tą daryti. Ir čia įeina į šabo repertuarą, vadinam taip. Turime skirti laiko, nu kaip turime, galim skirti laiko, pastebėti medžio, lapo, gėlės, rūpestingai Dievo sukurto dangaus grožį. Matėt, koks šiandien gražus dangus ir vakar? Čia yra šabas, čia apie šabą vis dar kalbam. Aha, savo tikrai. Nes Dievas mums suteikia gebėjimą matyti, girdėti, ragauti, užuosti, lytėti. Tie 5 pojūčiai jie lieka. Gal turėjom daugiau, bet nors tos 5 naudokim šiandien pagal paskirtį iš tikrųjų. Paskui tokie zombiai, žinai, nieko bejausmai. Mes perlenkiam dažnai kraštus. Nebūk toks emocionalus. Tvardykis. Vyrui verkti nevalia. Ir mes visą tai pritaikom krikščionybei. Koks bredas. Dievas taip mums nesako, jis paliko 5 pojūčius naudoti. Sako, niekada nepamiršiu pirmojo karto, kai šabo dieną mėgavausi per savo rankas rūvančių šiltų vandenį McDonald's tualete. Mėgavausi. Nieko, bet atsistojo žmogus ne taip, nesako, lėtai tryniau rankas po džiovintuvu, kol vanduo nudžiūvo. Neišbėgau iš tualeto pakeliu link automobilio šluostydamas įsikelnių šonus. Šabas, geras galimybė. Kaip kam, jeigu neinat į McDonald'ą kitur, restorane, neskubėkit rankų plautis. Ne, tai jeigu į restoraną einat, reiškia atskiriat laiką, McDonald'ą visi eina, kai neturi laiko. Nepraleidau progos išsimuilinti visas rankas, kaip dvasingas skamba. Dvasingas pamokslas. Mėgavausi dabarties akimirką ir džiaugiausi šabo dovaną paprastu rankų plovimu. Aleliuja, Dieve, už tas kasdienės akimirkas, kai mes tave atrandam ten. Komiška, tragikomiška, vadink. Jis taip pat kviečia mūsų lėtinti tempą ir kreipti dėmesį į žmones ir džiaugtis jais. Pastebėti vyrui žmoną, žmonai vyrą, mamai vaikus, vaikams mamą. Pasakyti keletą mielų žodžių. Pavyzdžiui, per šabą stengiuosi vaikščioti lėtai, palikdamas daug laisvos erdvės ir laiko netikėtiems pokalbiams su kaimynais. Kai sustingi kaimyną, niekada nežinai, kiek pokalbis truks. Arba turi būti toks kaip angliškai mandagus ir sakyti, sorry, excuse me, aš neturiu laiko, bėgu. Bet jeigu tu atskiri laiką, tu gali normaliai su to kaimynu pakalbėti, šeima ar krautuvininkais. Nueini mėsos pabučiarį pirkti ir galiu pakalbėti. Bet per šabą gal neisi. Bet jeigu jis ir rašo apie tas dienas, kai jisai visą tai, mes jau susiformavom, kaip šabas turi atrodyti. Tu neini gal mėsos pirkti, tu tiesiog pamatai krautuvininką ir pakalbini jį. Prašau Dievo malonės, kad atsiribočiau nuo karštligiško užimtumo
ir būčiau kontemplyviai atidus aplinkiniams. Kontemplyviai reiškia, naujas čia toks terminas, bet čia nėra aukštos materijos. Kontemplyviai atidus, tai reiškia, kad aš neskubėčiau pabėgti iš to žmogaus akivaizdos, girdėčiau, ką jis kalba, ne taip, kad pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo, o paskui, aha, ką sakei? Arba, how are you? It's okay. Bye bye. Ne, šabo pokalbiai truputį kitokie. Ir galiausiai, tai va čia perėsti prie galiausio punkto, per šabą esame kviečiami žaisti. Ne, čia vis dar apie džiaugsmą kalbam. Žaisti. Graikų tėvų žodis parinktas tobulam bendram trejybės tarpusavio bendravimui apibūdinti buvo perichoresis. Pažodžiui tai reiškia šokti aplink ką nors. Trejybė, įsivaizduok ir šok apie ką čia. Apie ką čia dabar? Tam tikra prasme kūrinyje ir gyvenimas yra Dievo mums dovanojama žaidimo aikštelė. Taip nemąstat niekada ir aš irgi ne. O, geras, kai perskaičiau, galvoju, čia taip. Reikia religingumą truputį savo sulaužyti. Ar tai būtų sportas, šokis, žaidimai, senų šeimos nuotraukų žiūrėjimas, ar muziejų lankymas, tyro džiaugsmo puoselėjimas viešpatį taip pat yra šabo dalis, galite užsirašyti, kas rašo. Čia irgi šabo dalis. Todėl po bažnyčios bėkit dar kur nors iš gamtą pasidžiaugti, jeigu nebus sutenę. Arba buvot jau, gal nežinau. Aš tai, kol važiavau, nedaug mačiau, nes įkišus nosį užrašus ir galvoju, tai pasidžiaugsiu dar, rytoj bus galbūt gera diena, rytoj bus gal šalas pas mane, ne? Jo. A, gerai. Ir kontempliuok, ko tas žodis. Dabar va mes čia darom. Kontempliuok, tai reiškia, va, šlovinam su Dievo tauta, džiaugiamės jo buvimu, šventąjį raštą studijuojam, tyrinėjam, Dievo požiūrį va, į tam tikrus dalykus tyrinėjam. Ir tyla. Mes bažnyčiose nepraktikuojam tylos labai. Pastebėkit, kai sako, pagerbsim, ką nors tylos minutę, kas bandėt, nelengva tą minutę ištylėti. Aš galvoju, kad mes įeisime tai. Tyla yra tas momentas, kai galim daug išgirsti savo vidaus Dievo. Tai va, bažnyčiai nežinau, kaip tai įsidėks, bet galvoju, ateina kažkokie nauji vėjai, Dievas mums nori praplėsti suvokimą daugelio dalykų. Nes mes kaip įsivažiuojam, iš inercijos taip ir važiuojam, bet dabar naujas laikas ateina. Jūs girdit, ką kalbu, tai yra naujas laikas, tai yra rimta. Kas turi ausis klausyti, klauso, apie ką dvasia šiandien kalba. Mes kalbame apie baignius dalykus, bet Dievas tegul prakalba jūsų širdis, nes mes pametę, užmetę, nebūtume kitaip tokie pavargę, nusivylę, suirzę. Kaip kas? Išbarsti to, ko nereikia išbarstyti. Einam susirinkti šiandien, einam parsivesti tą, ką galbūt seniai apleidom, arba iš vis niekada neturėjom. Dievas kviečia mus šiandien labai paprastai. Labai paprastai. Na ir paskutinis. Mums reikia susidėlioti savo tas dienotvarkės, aišku, nelengva yra, visos jų skirtingos. Mes pasižiūrim, vieną kitą sakom, va pas tave taip, gal ir man taip pasidaryti. Yra bendri principai, bet detalės visas mums reikalaus Dievo. Vat kaip man dabar, turint tiek vaikų, o tau neturint jų, tavo situacija viena, mano kita. Ir čia reikia jo išminties, neužtenka vien žinoti, dabar ką išgirstam reikia taikyti. Pradėti nuo to mažo, nes tai yra mūsų labui. Ne dar viena pareiga, šabas nėra dar viena pareiga, kurią Dievas uždėjo. Ne. Čia taip ir užsirašiau, ne? Kažkur užsirašiau, kad šabas nėra dar viena pareiga. Darbas, kurį turim nuveikti. Jeigu taip žiūrėsim, ne taip yra.
Ilsėtis tikrai, mes irgi išėjom iš sovietmečio, iš vergijos, kiti gimė, netgi sako, jeigu vaikai mokosi iš mūsų ir mes neišmoksim to paimti, tai jie pasiims tą patį vergo mentalitetą, nemokės ilsėtis, nes ten, kur šeimoje, tarkim, kur tėvas darboholikas ar mama, visada ir vaikai taip supranta, kad taip reikia, kad reikia viską užsidirbti, užsipelnyti, kad reikia Dievui irgi jo ateiti, atnešti kažką, tuščias kaip čia ateisi, svečius kaip čia tuščias, dabar pas Dievą ateik toks, koks esi, kaip aš ateisiu toks, koks esu, man reikia pasitempti, man reikia būti padarius, 5 gavus 10 dabartinį sistemą, mažiausiai. Netiesa, ateikim tokie, kokie esame, va šiandien, neįgalus, sužeisti. Leiskimės, kaip ten, kad buvo jo nešami žemyn nuo tų savo darbų kalno. Aš savo kalbu irgi ne tik jau. Pailsinkim tą savo dirvą, kai jinai būtų derlingesnė. Nieko nenutiks per tą laiką, gyvenimas nesugriaus, mes nevaldom visatos. Dievas valdo mūsų mikrovisatas ir visą visatą, jisai valdo. Ir jeigu mes toliau įsikibę laikomės, kontroliuojam viską, tai yra sunkus žingsnis. Mums reikia keisti įpratį ir jo malonės. Bet, po truputį. Bet tai tampa tai siekiniu. Tėvas neprašo čia pat viską pakeisti. Yra netgi užsirašęs tokį, iš kitos visai knygos esu. Čia ta istorija, kurios neradau, pasižymėjau greičiausiai kitą puslapį. Ne, bet jam turėjo čia būti. Radau. Ne šitą. Radau. Apie 2 krikščionių grupės, krikščionių kolonistų vežimų Vilkstinė keliavo, reiškia, čia kalbama apie iš Sent Luiso iki Oregono, tai buvo ilgas kelias ir jie vieni, reiškia, jie turėjo pasiekti tą Oregoną, reiškia, iki žiemos šalčių, tikriausiai norėjo suspėti, kad visą rudenį jie turėjo keliauti. Ir sako, greičiau mes nespėsim. Viena grupė nutarė vis tik laikyti šabo, kiti ėjo nesilaikydami šabo, be poilsio, taip sakant. Ir dalis žmonių, reiškia, pasidalino, kad nesiginčytų, pasiskirstė. Mes su tais, kurie laikysi šabo, keliausim, o mes nesilaikydami eisim. Ir kaip jūs manot, kuri grupė pirmoji pasiekė tą Oregoną? Tai aišku, kuri laikėsi šabo, va taip ir parašyta, tie, kurie laikėsi šabo, tie žmonės, tie arkliai, taip pailsėdavo laikydamiesi šabo, kad galėjo daugiau nukeliauti kitas 6 dienas. Kai pasitikiu Dievu ir paklūstu jo įsakymams, jis pasirūpina manimi. Jėzus paima duonos kepalėlius ir žuvis, kurias siūlome jam, nors jų nepakanka pamaitinti minioms. Ir stebuklingai, nematomai padaugina. Mes galime pakankamai pasitikėti jo, kad sustotume. Mes nesustojame, nes nepasitikim jo, kad jis tą padarys. Mes jau kažkaip lyg ir pasitikim, nepasitikim, kad jis mūsų pinigus padaugins, bet kad jis mūsų laiką padaugins, kažkaip sunku tavo suvokti. Kartais apčiapiam nedaug, va taip, visa demonynas prisistato, kad tai tą, ką mes jau paėmėm, apčiapiam, išgriebti iš rankų, žinai, kaip tą virvę, kad išgriebti ją. Reikia stipriai tą virvę laikyti, neužtenka, va taip tik tai 2 pirštais, tu stipriai turi laikytis, kaip pūga, ypač siautė, tą virvę nusitvėręs, ją turi stipriai laikyti. Aš pagalvojau, kaip stipriai jis tokia atsakomybė, kad nepaleistum, gal net bumbulą užsirišti ant galo, gal ten kažkaip, atraskit, kaip jam laikyti tą virvę, kad ją nepaleisti, kad laikyti. Atrask, va, savo sakau, kaip ją laikyti, kai tu pagriebi ją. Kita istorija yra iš kitos visai knygos. Tai yra toks Dale Carnegie, 20 amžiaus pirmos pusės autorius, vienos knygos Nustok rūpintis, pradėk gyventi. Ir jisai labai įdomių faktų pateikė. Aš kai skaičiau, galvojau, wow,
apie mūsų širdį. Jūsų širdis per dieną paskirsto po organizmą, ir mūsų čia, kokia jūsų, mano irgi paskirsto per dieną po organizmą tiek kraujo, kad pakaktų pripildyti geležinkelio cisterną. Tai tą turbūt cisterną, žinot, geležinkelio, kur baka visa. Per 24 valandas ji širdis išeikvoja tiek energijos, kad pakaktų kastuvu perkrauti 20 tonų. Širdies energija pavertus voltais ten, ar kuo. Tonų anglių į 3 pėdų aukščio platformą. Tai čia milžiniški mastai. Kaip gali ištisai veikti, klausimas, ar ne? Šį neįtikėtiną darbą širdis be pertraukos atlieka 50, 70, ar 90 metų, priklausomai nuo to, koks jūs amžius. Kaip ištverti tokį krūvį? Autorius kelia klausimą ir aš to pačio paklausčiau. Daktaras Walteris Canonas iš Harvardo universiteto medicinos mokyklos paaiškino, čia viskas vyko 20 amžiaus pirmoji pusėje tie tyrimai. Dabar greičiausiai yra naujų ir sudėtingesnių tyrimų. Atsiprašau, atsigersiu iš čiūko. Daugelis žmonių yra įsitikinę, jog širdis dirba nesustodama, iš tikrųjų yra kitaip. Iš tikrųjų yra kitaip. Po kiekvieno susitraukimo tam tikras laikas, ten mikrosekundės gal dalis, skiriama poilsiui. Kitaip tariant, kai širdis susitraukia 70 kartų per minutę, ji praktiškai dirba tik 9 valandas iš 24. Beveik tiek, kiek mes miegam per parą. Ji ilsisi. Tai yra dirba širdis. Sudėjus visus poilsio periodus susidaro 15 valandų per parą. Argi nenuostabu? Ji dirba beveik tokiu pat kaip mūsų miego budėjimo santykis režimu. Dievas visur mums kalba apie poilsį. Netgi per tokius fizinius reiškinius, kai mes nemanom, atrodo, kad jin tuk ten pastoviai sakom, kaip jin ten kas per ramuo, mes tai pasvarstydavom, kaip jis gali dirbti. Jis ir nedirba, kitiem ir nedirba, miokardo infarktas tai rodo, kad nebedirba, suplyšta. Atitinkamai reikia prižiūrėti, tą savo dalį padaryti, bet mes tokio fakto, aš pirmą kartą perskaičiau, kad yra tokio ritmu širdis vis tik ir jokie vitaminai neišgelbėtų, jeigu ten jinai nedirbtų tokiu ritmu. Ir kitas, poilsis anaiptol nėra nieko neveikimas, poilsis tai remontas. Kai mes čia kalbėjom apie dvasinę, dabar čia visai iš kitos knygos, bet tas autorius irgi krikščionis, todėl jisai kalba, pradėk, sako, ilsėtis, kol dar nepavargai, ir iliustruoja tą teiginį tokiu pavyzdžiu. Plieno lydinių gamykloje buvo atliktas toks eksperimentas, paimta 2 grupės žmonių, reiškia, vieni nešdavo su pertraukomis ir tas pertraukų santykis buvo toks, kad iš valandos, tarkim, valanda, ilsėdavosi didžiąją dalį valandos, 34 minutės, o 26 minutės, sudėjus jau visus tos poilsio ir darbo režimus, gaudavos toks santykis. Ir daugiau, reiškia, ilsėjus netgi daugiau nei dirbo, bet tie, kurie dirbo tokiu poilsio darbo režimu, padarė 4 kartus daugiau tų lydinių pernešė, 48 tonas per dieną. O tie, kurie dirbo ištisai, pernešė per dieną 12 tonų lydinių tik tai. Ir jie jau po pietų būdavo išsekę, nusivarę nuo kojų, o tie dirbdavo, tiesiog ir išvada, kad ilsėkis, kol dar nesi pavargęs. Ir aš atsimenu savo, jau po kurio čia vaiko neatsimenu, gal po 2 ar 3, kai aš būdavo akim tokiom galvas zyziančia, jau atrodo nukris, pailsėk, bet ne, dar negali, nes reikia ten tą padaryti tą, o paskui jau viskas susimaišo, jau tu ir norim ilsėtis ir jau iš pervargimo nebegali, susilauki tokios būsenos ir galvoji, ką man čia reikėjo apskritai vaikų ir kas aš čia iš viso. Mes per savo kvailumą vadinti, kvailumu papuolame į tas bėdas, kada mes jau net fizinį kūną nualinam. Todėl, kaip ir žiūrėjom tą schemą prieš tai, kad žmogus yra vientisa asmenybė, jinai susidaro iš tam tikrų, mes turim, kaip sakyti, tą savo neignoruoti, nei vienos iš jų, nei fizinės savo dalies, nei emocinės, nei intelektinės. Kiekvienai daliai reikalingas tam tikros instrukcija Dievas davė.
Šabas viena iš instrukcijos svarbiausia dalis. Ir tai skiriasi nuo paprasto poilsio. Jeigu jau pasaulyje žmonės naudojas to, tai kaip mums Dievo vaikams būti tokiems užsispyrusiems ir išdidiems, kad sakyt, ne Dieve, mes galim ir be to galim, bet mes tiesiog, kaip tas prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį, ne laiku, sugesim. Dievas tikrai mums to nelinki, jis nori mums amžiaus tokio, kokio jis ir užrašė. Jis nubrėžė paskutinę ribą yra 120. Ir taip kaip pasakai, daug kas pusė tiek ir tai jau gerai. Ką čia pusė tiek, mano vyras sėdi jau pusė tiek ir aš dar net nenoriu galvoti, kad vakar buvo ženta 30-metis ir aš jam trumpai pasakiau, sakau, kad tu dar mažiausiai 3 kartus tiek, kiek dabar, kad tai būtų dar 3 kartus po tiek, jam 30 suėjo ir sakau, kad dar 3 kartus po tiek. Nes tai bus 120. Bet tam mes turim būti, žinoti dalykus, gilinti ir ateit pas viešpatį, kad gauti jėgų pagal tą jau supratimą, kad gyventume. Kaip visada nepasakiau nieko naujo. Nieko naujo nepasakiau ir laikas jau eiti į pabaigą, todėl pabaigsim maldą. Aš perskaitysiu tiesiog, o galim ir kartoti iš paskos. Viešpatie, padėk man laikytis tavęs, kaip savo virvę per šiandienos pūgą. Man reikia tavęs. Stabtelti, pabūt su tavim. 1, 2 ar 3 kartus per dieną. Jeigu man šiandien atrodo, kad tai vargiai pasiekiama, prašau padėk man. Parodyk man kelią. Išmokyk mane būti maldingai atidžiam tau. Viešpatie, šabo mintis pareikalaus daug pokyčių mano gyvenime. Parodyk man, kaip žengti kitą žingsnį.